Mes esame Mykolo Riomerio universiteto teisės filosofijos katedroje pas profesorių Alfonsą Vaišvilą. Pretekstas čia apsilankyti tai buvo neseniai įvykęs Lietuvai pagražinti draugijos suvažiavimas, kuriame profesorius kalbėjo ir kalbėjo labai įdomiai. Aš profesorių girdėjau ne viename šitos draugijos renginyje su Kresencijum Stoškum ir kitais intelektualais mūsų. Aš labai buvau sužavėtas jūsų tą paskaitą ar pranešimu, to kaip čia galima pasakyti. Bet ten buvo palyginti nedaug žmonių norėtųsi, kad tas mintis platesnė visuomenė išgirstų, nes Lietuvai pagražinti draugiją, tarsi turi gražinti Lietuvą, bet kaip Vilius Bražėnas sako, kad Lietuva nepaprastai graži, nėra čia ką gražinti, taip sakant, reiškia. Jis turi omeny, žinoma, tą išorinį vaizdą, sakykime, taip, mūsų gamta labai graži, mūsų Vilnius, pavyzdžiui, labai gražus, bet aš įsidėmėjau jūsų mintį, kai jūs, kas negražu, pavyzdžiui, sakykime, jūs sakot, vogti negražu, meluoti negražu, o juk ir melo, ir korupcijos labai daug mūsų visuomenėje. Tai galbūt šitai draugijai reikėtų, taip sakant, daugiau imtis tos ne taip akivaizdžiai krentančios veiklos, kad ten, sakykime, gerai, gražu, sodybas tenai, taip sakant, vertinti ir viską, bet yra labai daug negražumo dvasinio tokio. Apie ką jūs kalbėjote, tai ir prašyčiau profesoriau, taip sakant, reiškia, aš jums prašau, dabar jau tęskit mano mintį. Tai ačiū už šitą pastebėjimą. Tai iš tiesų Lietuvai pagražinti draugija yra tokia, apie kurią verta kalbėti. Nes jos pats pavadinimas yra toks pretenzingas ir iš tiesų labai talpus, daug žadantis. Nes štai tas pats žodis pagražinti, jisai suponuoja, kad grožis gali būti suprantamas labai įvairiai, kad tai labai imli savoka, ir iš kitos pusės grožis yra tokia kategorija, kuri neturi pabaigos. Tai visiškai atvira savoka. Ir todėl štai šitą draugiją gali apjungti labai plačias veikas. Aš sakyčiau, gali būti tai tam tikras šaltinis, sakykime, arba, sakykime, palyginimui, sakykime, į ežerą paleidai akmenį, tai nuo jo tie tinklai, judesiai plinta po visą ežerą. Tai aš manyčiau, kad tai šitos iniciatyvos, kurias kelia ir daro šiuo metu Lietuvos draugija, šie judesiai galėtų paplisti po visą Lietuvą, būtent gražindama tą Lietuvą dviem aspektais, būtent išoriniais, apie ką mes čia dabar daugiausia ir kalbam, bet štai galbūt nuo to ir būtų realu pradėti, todėl kad iš vienos pusės iš karto pasimato, ką draugija daro, ką jinai gali padaryti, ir kartu iš to pasimato, ko trūksta ir ko ta veika gali būti ribota. Iš tiesų, štai kad mūsų sodybos yra gražios, bet be abejo netrukdo joms dar gražesnios. Vadinasi, bet štai šitie žmonės, kurie priklauso šitai draugijai, aš manyčiau, jie gali būti laikomi, sakykime, gimstančio Lietuvos tikrojo elito pradininkais, todėl, kad iš čia gali išaugti mūsų ne tik visuomenininkai, bet ir politikai. Nes iš čia galima pasimti, tokios, sakyčiau, vieną kitą subordinuojančias vertybės. Jūs pacitavot mano tą teiginį, kad štai
grožis yra daugiareikšmė sąvoka. Štai mūsų prieš karą Smetonos laikų inteligentija dažnai vartodavo tą žodį gražus, negražus. Į gražus buvo taikomas ne vien tai fiziniai konfiguracijai apsakyti, aprašyti, bet buvo ir darbams. Va iš tiesų, sakykime, ten vogt, sukčiaut, net lyginamai savintis kito darbą, tai yra ne tai, kad draudžiama, kad tai yra galbūt teisinis persekiojimas, bet buvo toks vidinis pasmerkimas negražu. Ir tas negražu beveik viską pasakydavo. Reiškia, jeigu tas žmogus jo veiksmai įvertinti kaip negražus, tai vadinasi, buvo duota ir jo sielai tam tikra charakteristika, nes matot, estetiškumas, kai tam tikrus vidinis sielos charakteristika, būtent ta ne bet kokia, būtent socialinė. Tai yra socialumo charakteristika. Mes manom visą laiką, kad grožis tai yra emocinis, individualus, tam tikro jausmo pergyvenimas. Bet grožis gali turėti, būtent šią prasme, jis gali turėti socialumo prasme. Tai reiškia, kokie yra to žmogaus santykiai su artimu. Ar tie santykiai iš jo eina kaip agresyvus prieš artimą, nori artimą pažeminti, pavergti, ar čia yra šitas dvasių bendravimas ir čia keitimas paslaugomis, kada šitose santykiuose žmonės tiesiog tampa pagelbininkai vienas kitam. Nes, pavyzdžiui, mes keisdamėsi paslaugoms, tai visada sakom, kad tas keitimas turi būti lygiavertiškas, tai vadinasi, kad mes artimą pripažįstam taip, kaip save laikom. Tai vadinasi, iš šitos sąvokos mes galime išeiti į moralę. Reiškia, tai o moralė, kadangi yra pagarba artimui, tai mes galime matuoti, kokio lygmens, kokio laipsnio yra konkretaus asmens pagarba artimui, kai jisai su juo dalyvauja konkrečiuose santykiuose. Na, o iš to toliau mes galime eiti į politiką, nes politika yra tęsinys tos, reiškia, to, sakykim, civilizuoto, socialaus bendravimo, nes, matot, politika visos šitas vertybės išplečia visos visuomenės lygį. Čia mes kalbam, sakykim, kai Lietuvai pakraščių draugijai gali atskiram regione, kalba apie sodybos konkrečios miestelio, bet štai šitas vertybės, jeigu mes pakeltumėm iki šito tokio apibendrinčio lygmens, ką mes vadinam politika, vadinasi, galbūt atsirastų du kriterijai. Vienas tas išorinis, kad politiką galima kontroliuoti, tikrinti, vertinti, bet atsirastų dar vidinis. Pavyzdžiui, sakykim, čia dabar paaiškėja, kad mūsų politikai, Seimo nariai, tai su transportu, tą daro, tai, sakykim, jos užsiima prokuratūra. Dabar, sakykim, jie patys gali pasakyti, kad negražiai pasielgėm, ir tas pasakymas negražiai gali būti jį sunkiau veikiantis negu sakykim, ar prokuratūra čia bylą iškels, ar pradės prieš jį apkaltą pats paseimas. Reiškia, atsirastų galimybė įvesti šitą kriterijų. Bet manot, kad įvesti šitą kriterijų, tai kiekvienai reikia padaryti labai didžiulius darbus. Aš dabar manau, kad kai nėra pas mus auklėjimo, nes matot, mes čia dabar kalbėjom apie šitą individualistinę visuomenę. Tai, žiūrėkit, dabar tiesa, mūsų liberalai rečiau kalba, bet anksčiau tik nepriklausomybės pradžioje, kai čia prasidėjo šitas vertybinė apibrėžtumas, tai, pasakykim, viena buvo diskusija apie auklėjimą. Tai liberalas iš karto klausė, iš kur jūs žinote, kaip reikia vaikus auklėti? Arba, pavyzdžiui, liberalas klaus, iš kur jūs žinot, kokie turi būti įstatymai? O jis pasakys, kad įstatymai yra tokie, kokie yra, nes nieks nežino, kokie jie turi būti. Nes kai nėra vertybių, nėra artimo intereso, yra tik tai mano, tai aš tik žinau, kaip aš turiu elgtis. Bet ar mano elgesys deras su kito žmogaus interesu, šis klausimas nekeliamas, nes, pavyzdžiui, liberalus nėra artimų. Šis, pavyzdžiui, kai tik artimas išnyksta, iš karto išnyksta moralė. Nes moralė yra mano santykis su tavimi. Jeigu artimo nėra, moralės iš karto nėra. O jeigu nėra moralės, visos vertybės netenka prasmės, nėra kriterijaus. Tai štai šioje situacijoje, aš manyčiau, kad dar Lietuvą pakrašinti draugijai, jeigu tiesa, jin turėtų kokias tai bent valstybinės paramos, ji faktiškai
dar turėtų vykdyti tą vadinamą šviečiamą darbą. Ką jin dabar tiesa ir daro. Skimtos visos išvykos į mokyklos, į ten dažniausiai, kai prasideda nuo aktoriaus Tomo Vaisėtos įstojimo, į tą įstojimus yra patriotiški, labai emocingi, tikrai labai gerai dvasiškai nuteikia žmogų. Tai va, šitoj sukurtoj atmosferoj labai gyja ir prikimba va tokias žmogiškos, humanistinės, žmogaus socialumą skatinančios idėjos. Ir va, šitas gali būti, ta tendencija būtų galima paskui iš mokyklos galbūt perkeliama į universitetus. Pavyzdžiui, dabar manoma, kad studentai neturi susitikti daugiau su kuo kitu, kaip tik su savo dėstytojais. Pavyzdžiui, kai mes buvom studentai, tai į mūsų fakultetą ateidavo, pavyzdžiui, iš gamtos mokslų, tai vienas buvo profesorius, žinau, jis mėgdavo apie meilę pakalbėti, bet apie meilę. Va, taip, prasidėjo Daukša. Tai reiškia, turėjom tam tikrą akiratį, bet jeigu žmogus užsidaro vien tik savo specialybėj, tai jo kvalifikacija praranda savo socialinę vertę. Nes mes žinom, kvalifikacija susideda iš dviejų komponentų. Tai būtent iš techninio gebėjimo atlikti tam tikrus profesinius veiksmus ir antra iš moralės. Tai būtent kokiems tikslams į savo kvalifikaciją profesionalumą nori panaudoti. Pasakykime, galbūt labai geras specialistas, technikas, inžinierius, bet gali savo mokėjimą spinoms lauž, bank, reiškia, seifams lauž panaudoti, todėl kitas tai nepadarytų. Jo kvalifikacija gali būti didesnė moralinė žala. Vadinasi, žmogaus apsisprendimas moralumui, socialumui atsiranda kaip vidinė paskata, tiesa žiūrėti save, kaip nuolat neužbaigta ir formuoti nuolatinį nepasitenkinimą savimi. Nes žmogus, pavyzdžiui, kai jis savo kvalifikaciją supranta kaip keitimąsi paslaugom su artimu, kai jam reikalingų paslaugų teikimą, jis visada jaučia, kad jis dar nepateikė ir tokių paslaugų, kuris jisai galėtų. Nes, pavyzdžiui, jis mažiau pateikęs negali tikėtis iš artimo daugiau grįžtamųjų paslaugų. Vadinasi, savo kvalifikacijos tobulinimas ir tarnavimas artimui įpareigoja artimą tokiu pat mastu intensyvumu mums tarnauti. Vadinasi, šitokiu būdu savo interesų, savo naudos siekimas per socialumą, jis leidžia pasiekti tą savo egoistinį interesą, bet jis leidžia tą interesą suderinti su artimu, suderinti dvi priešybės - egoizmą su altruizmu. Tada mes altruizmą nelaikom kaip kažką kokį tai pilnai atmetantį egoizmą. Altruizmas tada yra būtinas, civilizuotas kelias į egoizmą. Čia galim pasakyti, kad niekas negali būti civilizuotas egoistas, jeigu jisai kartu nėra altruistas, nes faktiškai grynas egoizmas, tai žinom, yra nusikaltimas. Nes egoizmas tai yra agresija, bet kad agresija neturėtų tos neigiamos prasmės, vadinasi, ji turi būti suprantama kaip žmonių bendravimas, keitimas, keičiantis paslaugomis. Gal galima, jūs turit reikalų su studentais, juos jau neblogai pažįstat, jie vakarykščiai moksleiviai. Vat kaip jūs matot, kokie ateina studentai, su kokiais privalumais, su kokiais trūkumais. Aš, pavyzdžiui, mano kurse yra irgi nemažai profesorių, daugiausia humanitarų. Jie taip privačiai, kai kalbame, sako, labai mes buvom geresni, dvasingesni buvom. Ar kaip jums atrodo, ką jūs matot? Va čia mes praeidami matėm daug jaunimo. Taip, šitas klausimas man taip pat rūpi ir kelia tam tikrą susirūpinimą, nežinau, aš irgi gal klystu, bet aš bent pastebėjau 3 metus tokią per tą laikotarpį. Man atrodo, kad ateina studentai mažiau užsiangažavę mokslu. Jie kažkaip taip mažiau smalsus ir jie paskaitas blogai lanko seminaruose ir jie kažkodėl tai
nepasakyčiau, kad kaip būtent būdingi, pažiūrėjau, mažiau ginčės, mes kai buvom studentai, gal tada dėstytojai daug kalbėdavo tokių ideologinių dalykų, kurių mes, reiškia, nepriimdam iš principo, ir tai sukeldavo diskusijas. Dabar mes tokių idėjų neskelbėm, ir studentai, kad jie galėtų, reiškia, tokį rimtą pagrindą diskutuoti, su tuo be abejo nėra, bet visada jokias, sakykim, paskaitoj, kai studentai dėstytojai skaito bendrus dalykus, tai visada tai negali apimti visų konkrečių dalykų, įvairių situacijų. Tai jaunam žmogui visada jos turi būti labai svarbios, pavyzdžiui, sakykim, jam aišku, tos bendros sąvokos, pavyzdžiui, kas yra ta kvalifikacija, kas yra tėvynė, kas yra patriotizmas, arba, pavyzdžiui, ta pati moralė. Jis tos sąvokos, jis turi kiekvienas išgyventi. Kol jis jų neišgyveno, tik tai abstrakčių mąstymų priima, tai nevirsta jo sielos būsenai, nevirsta praktiniais veiksmais. O dabar grįžtant prie Lietuvai pagražinti draugijos, tai aš manyčiau, kad ji galėtų, čia dar sunku sakyti, bet galėtų imtis tam tikros iniciatyvos, burti tam tikrą dalį mūsų visuomenės, kuri yra patriotiškai nusiteikus ir galbūt per tai, sunku pasakyti, kokį tai pavidalą turėtų įgyti, bet štai mes dabar pasiekėm, kad į savivaldybės gali balotiruoti žmonės nepriklausydami jokiom partijom. Į Seimą kol kas nėra to pasakyta, bet aš manau, kad šis klausimas gali būti pakeltas ir kad atsirastų, sakykime, net visuomeninės organizacijos galėtų kelti savo žmonės ir tokiu būdu gali būti ateiti į tas institucijas, kur priimam visai Lietuvai svarbus sprendimai, nedalyvaujant partijose, kiek dabar pats partiškumas yra tarp inteligentų bent nepopuliarus, nes ten mato tam tikras rėtanas, tam tikrą nesažiningumo, tam tikrą tokio nepridento atviro egoizmo, kuris būtent pagal Lietuvai pagražinti būtų negražus. Jisai yra de facto, bet mes jį gražių negalėtume vardinti. O šitas dar būtų liktai nenudėvėta psichologiškai, emocionaliai forma. Ir galbūt tai atsirastų daugiau žmonių, kurie ateitų patriotiškai nusiteikusių, kuriems ne viena asmeninė nauda, bet tas padėti savo kraštui, iš tiesų į pagražinti, ta prasme, kad įmobilizuoti, sustiprinti, gražinti žmonėms pasitikėjimą savimi ir kad kitas žmogus, matydamas į nelaimį, jeigu jam materialinė gali, nors jį gali psichologiškai sustiprinti. Dabar visi žmonės jaučiasi išblaškyti, sklaidyti, kiekvienas paliktas savo. Lygtai, matot, valstybė sako, demokratija negali būti paternalistinė, bet valstybei vis tik turi būti koks tai jungiantis pradas, kad žmogų, reiškia, kokiuose tai vertybėse palaikyti, sustiprinti, ypač kada, sakykime, žmonės neturi darbo. Kiti neturi darbo, bet nežino, ką daryti, ar čia kvalifikaciją keisti, ar kokias perspektyvas. Reiškia, pas mus, kadangi nėra strateginio mąstymo, tai valdžia nieko negali pasakyti apibrėžto dėl ateities. Taip, o nėra, aš manyčiau, strateginio, tai kad nesuinteresuoti strateginiu mąstymu. Geriau, kad nebūtų. Strateginis mąstymas yra ne tik čia visam pasaulyje šiandien, kadangi globalizacija išeina su tuo internacionaliniu korporacijų principu. Reiškia, joms tai, kas trukdo plėsti rinką ir didinti pelną, tas yra nepriimtina. O patat strateginis mąstymas visada suponuoja tam tikrą valdymą. Jisai numato, kokie galbūt pasekmes, atitinkamai ima stabdyti šios dienos veiksmus, kad tos pasekmes nesukeltų. Sakykim, dabar bankai, kai jie pradeda laisvai dalinti kreditus, iš karto gali prognozuoti, kad žmonės tokių kreditų nepajės, tai vadinasi, reikia įsikišti bankų valdymą. Bet jie šauks, kaip jūs darysite atkištis į mūsų verslą, reiškia, jis, matot, laisvoji rinka faktiškai eina arba save valdo per susinaikinimą. Pavyzdžiui, čia buvo toks skirtumas valdyme, aš manau įsitikinęs, tarp, pavyzdžiui, socialistinio ir liberalaus ūkio, kad socializmas rinką valdo politiniam priemonėm, valiniam priemonėm. O štai liberalioji rinka valdo save
susinaikinimo. Ir būtinai išmokus kokį principą, ir varo iki tol, kol tas principas save nepaneigia. O, pavyzdžiui, dabar dalina kreditus, kol visiškai žmonės praranda galimybę atiduoti, jis sugriūna šitą. Viskas prasideda vėl iš naujo. Aš manau, kad dabar tas prisikėlimas pamokos vardu ar duos. Žiūrėkit, pavyzdžiui, vakaruose mes matom, kai jie vertybių nepripažino ir teisės. Teisė tai ir įstatymas, ką valdžia pasakė, tas yra teisė. Tai jie tuo keliu atėjo į nacizmą, į bolševizmą. Nes Hitlerio įstatymai, jie buvo įstatymai, kadangi jie su teisė, su moralė nieko bendra neturi, bet kadangi oficiali valdžia juos priimus, įstatymas yra įstatymas. Ir tada tarp demokratiško ir totalitarinės valstybės įstatymo jokio skirtumo nėra. Nes mes į turinį nesigilinam, o kalbam tik apie formą. O ta elgesio taisyklė turi įstatymų formą, vadinasi, jinai yra teisė. Ir štai vakarai matom, kur atėjo į tokią tragišką pasiekmę, būtent į tą antrą pasaulinį karą. Ir štai jie įsigandė, po to mes matėm 2 dešimtmečius vakarai atmetė pozityvizmą ir buvo grįžę prie prigimtinės teisės ir prie moralinių vertybių. Bet matot, dabar jo tolsta mes nuo tragiškų įvykių, tuo blunka mūsų istorinė atmintis, nes ateina jau 3 karta, kuria apie tai nieko nėra girdėjusi. Jinai šitos istorinės atmintis jau nenori turėti, nes jai trukdo ta atmintis, arba bent išskaityta atmintis, trukdo jiems siekti pelno, siekti asmeninio įsitvirtinimo. Jūs sakot, strateginis mąstymas trukdo. Tai trukdo, taip aš pagalvojau, reiškia, mes trukdo tauta, trukdo kalba, pas mus. Žiūrėkit, dabar politikai apie tautiškumą, apie tautos reikalus beveik nekalba. Todėl man čia jau yra globalizacijos padarinys. Kadangi, matot, kai aš minėjau, globalizacija yra ekonominio veiksnio pirmumas. Vadinasi, subjektai, čia mes kartais kalbam apie globalizaciją abstraktai, nesnešim, kas yra jo subjektai, kas suinteresuota. Todėl, pavyzdžiui, būtent tos korporacijos, kadangi jos, kaip minėjau, joms reikia rinko ir pigios darbo jėgos. Tai gali duoti tik atvirų durų politika. Atvirų durų politika neišvengiamai turi sukelti tautų kraustymas. Migracija turi būti neišvengiamas dalykas. Todėl, kad iš vienos pusės turi kapitalas judėti, iš kitos pusės turi judėti darbo jėga. Ir kai štai jos ima judėti, susimaišo kultūros civilizacijos. Ir štai dabar valstybė nacionalinė, kuri bando tai riboti, sakykime, savo sienas ar muitus įvedinėti arba, sakykime, kalbos reikalauti. Matot, jie pradeda trukdyti laisvam šitam judėjimui. Todėl globalizacijos tie subjektai suinteresuoti, kad nyktų nacionalinės valstybės, kad jūs, kaip amerikietis Baumanas sako, kad nacionalinės vyriausybės tampa stambiojo kapitalo kontoromis arba aptarnaujančių personalų. Jie tik tai, matot, mokesčių negali didinti, nes jeigu padidina mokesčius, kapitalas dabar dažniausiai yra šitas komercinis, jisai turi pasiruošęs pabėgti iš tos teritorijos į kitą ir tą valstybę nubaudžia bedarbystę. Tai todėl, dabar nudenus pritraukti kapitalą, kiekvienos valstybės stengiasi liberalizuoti verslą, mažinti mokesčius kai kur ir čia nereikalauti, pavyzdžiui, dabar pas mus sako, kad dėl kalbos šitą problemą, kad rašyti. Tai kodėl? Todėl, kad pas mus ta problema nėra aštri, kadangi pas mus imigracijos tempas dar yra lėtas, mes daugiau dar kalbam kaip tokį pusiau teorinį klausimą. Vakarai jau kaip labai skausmingą praktinį klausimą svarsto. Bet štai mes dabar matome Prancūzijoje ir Šveicarijoje. Šveicarai referendum nutarė neleisti musulmonams statyti minaretų. Bet štai ten padėtis yra tokia, kad, pavyzdžiui, Europoje šiuo metu gyvena virš 20 milijonų musulmonų. Tai reiškia žmonės, kurie atvyksta į tam tikrą etnosocialinę teritoriją, valstybę, ir jie atvyksta ne kaip biologinės būtybės, bet jie atvyksta kaip socialinės, kultūrinės būtybės. Reiškia, ateina su savo tradicijom, papročiais, civilizacijos įpročiais ir jie nori čia savo tą autentiškumą palaikyti. Vadinasi, neišvengiamai tenka susidurti dviem kultūroms.
Ir vadinasi, ta tradicinė kultūra, istorinė, kuri, sakykim, šitoj teritorijoje yra įsigyvenus, jin anksčiau mane, kad jos suverenitas yra absoliutus. Štai dabar ateina šitie ir jeigu jie mano, kad toliau tebeturi šitą absoliutų suverenitetą, iš kada kyla konfliktai. Matėm Prancūzijai, kai tik jie bandė ten dėl mergaičių apsirengimo, dėl kai kurių kitų priežasčių, matėm, kad įvyko riaušės, kurios nusiaubė 300 Prancūzijos miestų, padarė baisiausius nuostolius. Ir ten tas katilas nuolat įverdantis, Vokietijoje taip pat yra. Pavyzdžiui, tiesa, čia dabar įdomus, manyčiau, dalykas, šitas kosmopolitizmas, kurį propaguoja šiandien tos stambiosios verslo korporacijos, juos ateityje neišvengiamai pažadint savo priešybę nacionalizmą. Bet tą nacionalizmą ne kultūrinį, bet tą būtent karingai, aš vadinu, jie radikalų nacionalizmą, o tas nacionalizmas atsiras ne kaip kokia tai liga, bet kaip natūrali tradicinių tautų ginties forma nuo atvykstančių. Ir todėl, jeigu mes šiandien saiką, tos pusiausvėros nenorim atrasti tarp šitų reiškinių, ateityje visuomenė gali iškilti labai sunkios pasekmes. Būtent numatyti, kokie konfliktai kils Europoje, sakykime. Amerikoje tai jau ir šiandien kyla. Pavyzdžiui, Kalifornijoje jau pakščiais yra, meksikiečiai yra kelia klausimą, pavyzdžiui, arba Kalifornijos atsiskirimą paskelbė nepriklausomą valstybę, prisijungimą prie Meksikos, arba bent skaito, kad jie paskelbs autonomiją nuo JAV kaip federacinės valstybės. Tai todėl, kad ten meksikiečiai jau sudarė daugumą. Vadinasi, ateina religijų dar susidūrimas, kadangi, pavyzdžiui, musulmonų tas pasaulis yra labai įdomus. Matot, ilgą laiką tas pasaulis buvo snaudžiantis, lyg tai, mažai kontaktuojantis. O šitą globalizaciją išjudina. Reiškia, ir vakarų kultūra ten eina, ir iš ten ateina. Matot, kadangi vakarų kultūra eina su tam tikru mokytojo misija. Jie ten užmiršta, pavyzdžiui, čia skelbia žmogaus teisės, o kai eina į arabų pasaulį, jie jau kalba kitą kalbą. Tai vadinasi, jie iš vienos pusės kompromituoja žmogaus teisės, iš šitos pusės kursto tam tikrą reakciją. Ir tas reakcijas tada užsispyrė, jie mažiau būna paslankus atsisakant nuo savo. Žiūrėkit, pavyzdžiui, mums tautiškumai bolševikų laikais, aš manau, nekėlė jokios grėsmės. Tai kad mes visi buvom užsidarę, užsispyrę. O dabar visi atsipalaidavę, atsivėrė bet kokiom įtakom. Lietuviškumas, matot, lietuvių kalbos kaip lengvai ką atsakyti, nors čia paprasta ambicija yra, sakykim, užsienietis nori kitom kalbom, reiškia, kitų raidynų savo pavardės rašyti. Tai jokia jo asmeninį interesą nepaliečia, bet jis nori ambiciją, kad jis nepripažįsta tos tautos, kuris gyvena, nes jis mato, kad jis yra klajoklis. Kuris apsistos, jis turi būti tas pats, koks jis yra. Vadinasi, čia atsiranda šitas ambicijų karas, kuris faktiškai, jeigu jis yra organizuojamas ir pakurstamas, jis gali permokti paskui į vienašalius procesai dar skatinti uždarumą tautinį. Pavyzdžiui, Vokietijoje ta problema jaučiama. Pavyzdžiui, musulmoniškos, ypač kurdai tenai, tai jie turi didelės šeimas, motinos dažniausiai nedirba, nesimoko kalbos ir vaikai tie mažesni dar nežino kalbos savo ir jie skaito, kad tokios uždaros civilizacinės nacionalinės salos Vokietijoje formuojasi. Tai ir kol jų nedaug, tai galima ignoruoti visą. Čia man didelė ta dialektika. Taip, bet kiekis visada suponuoja naują kokybę. O čia mes niekada šitos dialektikos nesvarstėme. Pavyzdžiui, kaip kiekybė, žiūrėkit, kad jis vienetą tik reikia, kad kokybė peršauktų į kitą. Tai va ir čia, kol imigrantų skaičius yra nedidelis, galima visai juos nekreipdėmėsi, čia didžiulė tolerancija galima reikšti ir jie patys taikesni, tik tai jų daug, jie patys nustoja būti tuo, ko buvo. Jie tampa įžūlus reikalaujantis savo teisių. Čia rusų pavyzdys. Bolševikų laikais rusai kokie buvo įžūlus. Dabar rusai gyvenantis visai mes nestebim, visai normalus žmonės, jokio konfliktą su rusais nekyla. Tik tokiam jėga, jis iš karto žmogus yra kitas. O jėga, kuria kiekybė, atsiminkime.
Vadinasi, ir mes dabar, pavyzdžiui, kai ateityje mes susidursime su didelė imigracija, tai mums šitą klausimą, ar galime šitą ir ar norim valdyti šitą procesą. Bet dabar tas valdymas priklausys tiesa nuo to, kai mes neturime gamybos, taip, bet kai mes neturime gamybos, tai pas mus gali neatvykti darbininkai, bet pas mus gali atsirasti kitą situaciją. Pavyzdžiui, Lietuvos teritorija gali būti nupirkta. Ir, pažiūrėjau, čia yra, man pats įdomiausias atvejas, 21 amžiuje. Anksčiau teritorijas buvo galima užkariauti. Dabar nereikia jokių ginkluotojų pajėgų. Teritorijas galima pirkti. Pavyzdžiui, ir tą tendenciją jau pradėjo kiniečiai. Jie, pavyzdžiui, Madagaskaro salą beveik visą išpirkę yra. Ir Afrikoje labai daug teritorijos. Ir jie ką ten daro? Jie ten stato gamyklas, bet vietinių gyventojų dirbti nebepriima į tas gamyklas, o atsiveža iš Kinijos savo ir staiga steigėsi kiti tautiniai regionai, o vietiniai gyventojai negavę darbo yra bedarbystės išvaromi iš tų teritorijų. Jūs ties nevaro, reiškia, politinių, jie tiesiog ekonominį būtinybę nereikalingi čia ir ieškosi vietos, kur galim save įprasminti. Vadinasi, tokiu būdu galima užimti teritorijas be jokio konflikto. Paskui tas konfliktas jau gal atsiras, bet jau kaip po to, kai jau problema juridiškai yra išspręsta. O žemės pardavimas yra pavojingas, kaip jums atrodo? Aš sakyčiau, kad mums, Lietuvai, tai iškart galima sakyti, tai yra pavojingas, jeigu jūs, žiūrėt, matot, kokį mastą, jeigu ten viena kita, bet jeigu tai, kadangi mūsų, matot, dabar valdžia nusteigus viską parduoti, ką tik įmanoma. Jie jau pardavė viską, ką įmanoma. Dabar dar liko miškai neparduoti. Baisus dalykas. Taip, bet kadangi jie yra valstybiniai, dabar girdėjot, kad apsaugos šiandienos organizacijos kelia idėją privatizuoti miškus. O ką tai reiškia? Privatizuoti, iškirsti, parduoti. Reiškia. O kai miškus jau daugiau nieko neturim ką parduoti, lieka žemė. O kadangi mūsų žemė, matot, žmonės išvyksta arba į miestus, yra begalės tuščių teritorijų. Tai šitas teritorijas, aš manau, tuoj pat patrauks dėmesį tam tikrų žmonių, užsieniečių. Pavyzdžiui, aš manau, kad kiniečiai, ko gero, gal čia būti pretendentai. Japonai, nors labai suspausti, jie čia būtų labiausiai pretendentai didžiausiai, bet jie nėra tokie turtingi kaip kinai. Jūs matot, kinai jų yra daug ir jie, kadangi už darbą ten mažai moka, valstybė tam tikros korporacijos turi didžiulės lėšas, jie yra supirkę Amerikos dolerius surinkę, jie faktiškai čia pusę Lietuvos, aš manau, per keletą mėnesių supirktų. Ir jeigu mes šito dalyko neturėsime omenyje, mes galim atsidurti panašiai kaip Afrikos šitie gyventojai. Mūsų niekur, mes būsime nereikalingi, mūsų darbą nepriima ir jūs arba badaukit, arba važiuokit į užsienį. Reiškia, kitur, reiškia, prasidės tautų kraustymas, kitų pagrindų. Matot, tada tam Romoje žlugus 6 amžiuje prasidėjo tautų kraustymas iš rytų į vakarus. Pustelėjo. Ir, pavyzdžiui, jeigu jūs istoriją pažiūrėtumėt, nuo 6 amžiaus iki 9 amžiaus civilizacijų vakuumas Europoje. Vakuumas. Jokių įvykių nieko nėra. Mokyklinės vadovėlėse, žinom, kad prasideda miestai Europoje vakarų, nežinau, atgimsta nuo 9 amžiaus. Iki to nieko. Kodėl? Todėl dabar šitie 3 arba 4 šimtmečiai buvo nuolatinio naikinimo, karų, plėšimo amžius. Visa kultūra sustoja, ten, kaip sako, interagumas ir ant legės. Tai čia ir mūzos tyli kartu su įstatymais. Tai va, aš manyčiau, kad šita situacija yra išjudinimas iš vietų sėslių tautų. Ir būtent globalizacija yra tas dinaminis veiksnys, kuris viską sienos atviros, laisvai. Visim galima. Ir vietoj, mes dabar sakom, kad teisinė valstybė tai yra teisės viešpatavimas. Dabar mes matom, praktiškai yra pinigų viešpatavimas. Pinigai yra jėga. Ir gali viską pirkti. Va, kai kas, jeigu matot, tai su pinigai žiūrėti, dabar mūsų teismai labai įdomus. Pagal statybų įstatymą neteisėta statyba yra griaunama. Bet štai dalis mūsų teismų priima tos sprendimus. Jeigu jau į statybą didelės lėšos yra investuojamos, tai negręžia. Vadinasi, išėjo, kad konstitucija pas mus skelbia ne teisės viršenybę, o didelių piniginių lėšų iniciatyvą. Vadinasi, jeigu
lėšos didelės į nusikaltimo padarymą, tai nusikaltimas tampa teisėta veika. Tai, matot, čia mes matom tokiuose smulkmenuose, buitiniuose, bet strateginiškai mąstant, tai šitas dalykas yra dar akivaizdesnis ir dar jisai būtent aiškiau veikia pagal šitą principą. Tai va, jeigu grįžtant prie Lietuvai pagražinti draugiją, tai būtų ta draugija, kuri gali tą visumą apriepti. Visa mūsų Lietuva gali sutilpti fokuse šitos draugijos. Ir vadinasi, mes turėtume organizaciją, kuri neskaido, o integruoja. Vat aš tada lyg tai juokais tam suvažiavime pasakiau, kad visos partijos gali būti Lietuvai pagražinti draugijos skyriai. Tai jeigu mums Lietuva visiems yra brangi, tai yra mūsų tėvynė, tai vadinasi, mūsų lokaliniai interesai turi būti subordinuoti šitai visumai. Reiškia, o ta visuma tai susidaro iš mūsų grupinių interesų santykių. Pavyzdžiui, visuomenė yra tik asmenybių santykiai, nėra tokios visuomenės. Kad sako, asmuo ir visuomenė, tai klaidingai klausimas keliamas, nes visuomenė tai yra tie patys asmenys, tik jų santykiais kaip tinklas yra padengta šitą teritoriją, kurią mes vadinam visuomenės gyvenamą. Tad aš manyčiau, kad šitie klausimai, mes šiandien kalbam kaip tam tikro galimo projekto, tamtikrus fragmentus, bet šitam projektui galima suteikti, sakyčiau, tokius apčiuopiamesnius. Sukonkretinant, ką reikia daryti, sakykime, Songaila pasiūlė kalbos reikalus. Aš savai siūlyčiau būtent švietimo. Pavyzdžiui, jeigu mes, šitą draugiją pasiektų galimybę įeiti mūsų visuomeninio transliatoriaus šios programos, pavyzdžiui, televiziją, kad būtų galima šitas vertybės, kurios mes kartais vadiname tokiuose izoliuotose draugijose kalbam, faktiškai pradėti veikti visą visuomenę, žmonės pradėtų branginti šitą dalyką, atsirastų solidarumas tarp lietuvių. Aš manau, ir išvažiavimas iš Lietuvos šiek tiek pristiktų arba net grįžtų. Pavyzdžiui, man dabar noris prisiminti, pavyzdžiui, aš kadaise nagrinėjau lietuvių studijas Vakarų Europos universitetuose, tai buvo įdomu, kai mūsų studentai, pavyzdžiui, nuo 19 amžiaus pabaigos pradėjo studijuoti iš Šveicarijos, Vokietijos, Prancūzijos ir Belgijos universitetuose. Tai jie ten visi tuoj pat susteigė savo draugijas nacionalinės. Ir koks jų buvo tikslas? Jie aiškiai sakydavo, kad mūsų studijos užsienį turi du tikslus. Tai įsigyti specialybę kokias. Ir antras dalykas, įgyti visuomeninio veikimo įgūdžių. Kad mes grįžę galėtume kurti Lietuvą kurti. Reiškia, jungti, aktyvinti žmonės ir patys mokėti vadovauti šitam judėjimui. Tai dabar kiek klausimas, pavyzdžiui, ar mūsų studentai dabar išvykti užsienį būrėsi tokias draugijas ar ne? Aš, pavyzdžiui, tai negirdėjau, kad būtų. O kodėl? Todėl nėra Lietuvos. Jie iš Lietuvos, arba kaip kiti išbėga dėl to, kad čia jiems sako, nėra ką veikti, tai Lietuva nuo jų atsisako, tai jiems nereikalinga. Šiuo, pavyzdžiui, reikėtų į užimtumą, į darbo vietų kūrimą, tai čia turėtų būti nuolatinis valstybės rūpestis. Įvairiausių formų reiktų ieškoti. Pavyzdžiui, net ir lėšos prancūzai, žiūrėkit, buvo pradėję būtent dėl vietų kūrimo, jie buvo sovietinį metodą panaudojęs. Mes jau dar iš sovietų, pavyzdžiui, sakykim, fabrike, kur gali, sakykim, 3 žmonės, o ten dirba 5-6 žmonės. Sakydavo, koks neracionalus jėgų veiklas pinigų mėtymas. O štai prancūzai šitą paėmė kaip po principą. Ir kaip jie daro, tai kad mes tiesą paskui Silvestras socialinės įmonės, kur skaito, kad jeigu duod bedarbiui pašalpą, tai jisai jis gali pragyventi, bet jis neturi užimtumo ambicijas į savo kvalifikacijos palaikymą. O jis ne kažką padaro, bet jis sėdžia, kai jisai dirba, jam ambicija psichologinė, kad jis reikalingas ir jis kažkiek tai palaiko savo profesinius įgūdžius, neprasideda, reiškia, įrimas asmenybės. Pavyzdžiui, bedarbystė yra pavojinga ne dėl to, kad mums nedirba, neturi ką valgyti, bet dar pavojingas, kai prasideda asmenybės griūtis. Jis praranda socialumą, jis suvokia niekam nereikalingas ir kartu savo nereikalingas. Ir tai, kadangi, pavyzdžiui, mūsų lietuvių tautai, sakyčiau, būdingas didelis orumo savo jautimuose. Pavyzdžiui, tos savižudybės, kurios dabar Lietuvoje, aš nesieju su skurdu. Čia yra tautos ambicijų reikalas. Pavyzdžiui, jeigu pažiūrėkime istoriją, plienai, susidegina plienai. Jie vietoj to, kad pasiduotų į vergiją, jie geriau sutinka žūti dėl ko. Tai, kad jam orumas, garbė svarbiau už gyvybę. Tai mažos daugelis mūsų vyrų pasiūlė, jis iki šiol buvo šeimos atrama.
Jis turėjo ambiciją, kad jisai myli savo šeimą ir tą meilę gali užtikrinti savo realių darbų. Dabar jisai tas galimybės praranda, tai jis galvoja, o kas aš tada esu, kam aš čia reikalingas? Ir jam sunku tą savo griūtį, pasitraukimą į antrą planą išgyventi, todėl kad jis kartais gal pasitiesinti pats į save. Agresija būtų nukreipta ne į kitą, bet į save, kadangi šitą, pavyzdžiui, ambiciją jam neleidžia agresijos taikyti kitam žmogui, kadangi jis yra moralus. Bet štai tada jis skaito, kad jisai gali nukreipti į save. Jis skaito, tai tinkamiausiai jam atrodė išeitis iš šitos situacijos. Tai va, šitą situaciją reiktų labai be valstybės, be bendram lygiai šito. Aš manyčiau, kad jokios labdaringos draugijos šito klausimo negali spręsti. Čia turėtų būti koks tai nuolatinis dėmesys, bent pavyzdžiui, sakykime, prezidentė, tiesiog turėtų jūs būti pokalbis su tauta, nebūtinai, kad ten į kažką tai racionaus pasakytų, bet jinai matytų žmonių plės. Taip, tiesiog, pasako žmonės, sakykim, va tokios yra problemos, bėdos, žinom jūsų bėdas, bet ieškokim kartu. Jeigu iš karto nerasime, tai gal ateityje, kad koks tai žmogui kokia dvasinė ramybė įneštų. Kai jis pajustų, kai jis nevientisas yra vienišas paliktas tam pasaulio. Tai yra žmonės, kurie rūpinas, bet objektyviai negali jam padėti. Bet geri norai labai aiškiai yra išreikšti. Tai va, čia reikia intelektualų, jeigu to prezidentas kitoks. Tai skaičiau, mūsų prezidentai kažkaip pasislaptys, pasitraukė, kažkur tai iššoksta tada, kai reikia ką paskirti, nušalinti, arba datuoti įstatymą. O prezidentas, tai matot, yra valstybės vadovas. Čia, pavyzdžiui, ką mūsų konstitucija kalba apie prezidentą, kad jisai tik rūpinasi užsienio politiką, tai sakyčiau, čia iš šios pusės tai taip parašyta konstitucijai, bet šiuo atveju jo kompetencijų žymiai plačiau reiktų traktuoti vien todėl, kad štai jeigu prezidentas turi teisę įstatymo leidybos teisę, iniciatyvos teisę ir jis turi teisę vetuoti Seimo įstatymą, vadinasi, prezidentas gali dalyvauti visuose vidaus reikaluose, kiek tie reikalai yra tvarkomi įstatymo. Jis gali nepasirašyti arba siūlyti įstatymo projektą, reiškia parodyti, kai jis mato tas problemas. Bet dabar kas nežino, ar prezidentas žino tas problemas ar nežino? Jeigu žino, tai ar jis mato kokį sprendimą ir mato reikalą dalyvauti ieškant šito sprendimo. Čia pasidaro tokia, kad prezidentas savo gyvena, vyriausybė savo, žmonės vėl savo, susitinka tik tai atskirai parinkimus. Ir tam tuose rinkimuose žmonės, matot, yra tiesiog determinuoti balsuodami nieko negauti pakeisti, nes kokią partiją išrinksi, elgesi tai vienodai, kadangi jie nėra kontroliuojami, o mūsų iš kitos pusės, mūsų Seimo narių aukštesnės moralės vargu ar galima tikėtis. Todėl, kad jie ateina iš tos visuomenės ir mūsų visuomenė bolševikų dar laikais išamta, visi nori savo naudiškai elgtis ir nepaisyti teisės. Tai kai jie iš tos sėdus perkelia į kitą, ten kur galimybė gali pasiimti svetimo, jie nori tai daro. Ir tada, o tie likę už ekranų, kažkodėl tai piktinas, bet jeigu jie patys sakė, kažkiek kitaip elgtųsi. Vadinasi, kai visuomenė yra tokia, tai vaidmuo, pavyzdžiui, prezidento, net gali bažnyčios, mūsų arkivyskupo ir žurnalistus sunku to laukti, kadangi žurnalistai yra verslo žmonės, jiems svarbu ne tiesą rašyti, o tą rašyti, kas perkama, reiškia, kas labiausiai skaitoma. Tai, manasi, iš jų, bet be abejo galbūt į žurnalistų tarpę, kurie yra patriotiškai nusiteikę ir jie gal, visas laikraštis galbūt yra toks pelno siekiantis, bet jame galbūt atskiras skiltis, kur nuolat apeitus dalykus, nes, pavyzdžiui, jeigu verslas jūs negalvoja, kaip išlikti tauta, tai tas verslas turi ateitį. Jau, pavyzdžiui, protingas verslas galvoja apie savo ateitį. Manasi, ta ateitis yra tautos. Galvoja, kad verslas neturi tautybės. Bet matot, jam teks kol kas, jis verčia lietuviškoj dirba. Gal ateityje, tai jis gal kinietiško dirbai, bet ką jis pajėgs ką veikti. Gal jau jį išstums kiti iš šitos rinkos. Vadinasi,
verslas, jeigu jis neturi strateginio mąstymo, jisai nebando prognozuoti, stebėti įvykius ir kaip jie gal toliau plėtotis, tai jis gal netikėtų būtų užkluptas. Jau, pažiūrėjau, bolševikai, jie atsisakė prognozuoti, jie ignoruodavo problemas, sakė, jokių problemų, viskas bus gerai. Visai problemos pavirto katastrofą. Jau kai jie pamatė, jau spręs nėra nei laiko, nei jėgų. Jeigu mes einam šitų bolševikų, pati visada galima pasirinkti laisvą visuomenę, jin gali savo kenkti, bet gali ir savo naudą dirbti. Tai va čia yra laisvas sprendimas, bet šunų protingas žmogus yra atsakingas, jisai bando išvelgti ateitį ir pamatyti, va, kad jis galėtų jo ir saugiai, ir komfortabiliai išlikti. Va, tai aš mančiau gal apie tos dalykus, jeigu pamastyti. Reikia padėkoti profesoriui labai už įdomų pokalbį. Ir, sakykime, iki kitų susitikimų, gal ne paskutinį kartą, vietoj pagražinti draugijoje teks mums galbūt. Tai draugijai malonu būt, kadangi turi tam tikrą perspektyvą, sakyčiau.